Ole, sveiki atvykę į mano kanalą, mano vardas Elžbieta ir šiandien mes su jumis pakalbėsime apie žinias. Žinau, truputėlį užtrukau su šito vaizdo įrašu, bet geriau vėliau nei niekada. Aš taip galvoju, o jūs? Taigi, šiandien mes pakalbėsime, kas atsitiko, kokios naujienos, pačios svarbiausios ir įdomiausios. Taip, aš visada surinku viską į vieną ir jums pasakoju. O jūs tuo tarpu mane galite palaikyti savo laiko, savo prenumeratą, kad nepraleisti mano vaizdo įrašų. Ir taip pat komentuokite, galbūt aš kažkokių naujienų nepaminėjau, tai jūs galite tai daryti komentaruose. O aš galvoju, kad mes galime šiandien jau pradėti. Pirma naujiena bus apie Madridą, kad Madride jau dabar gyvena 3,5 milijonai žmonių. Šitas skaičius yra sausio mėnesio paskaičiuota ir dar tiek žmonių Madride negyvena. Čia Madrido rekordas, kad 3,5 milijonai žmonių ten gyvena. Ir jūs pagalvos, o tai kuogi tas Madridas taip traukia? O iš tikrųjų tai yra sostinė ir sostinė pasilieka visada sostinė. Ten labai daug kultūrinių ir socialinių renginių. Sostinės gyvenimas visada verda dieną ir naktį. Taip pat yra daug įmonių, daug darbo galimybių ir dėl to žmonės vis važiuoja į Madridą. Ne tik patys ispanai iš savo kaimelių važiuoja į Madridą, bet taip pat ir užsieniečiai, o ypač iš Latino Amerikos. Taip pat Madride yra labai daug fabrikų, kur žmonės gali laisvai įsidarbinti. Taip pat turi daug kompanijų, kur dirba tūkstančiai darbuotojų. Žinoma, tiek žmonių veikia viso miesto gyvenimą. Tai vadinasi, gatvėse daugiau žmonių, viešajame transporte daugiau žmonių. Į kažkokius renginius, kai nueini, tai reikia iš anksto pagalvoti, kokį ir nusipirkti bilietą, nes bilietai šegotan jų nebelieka. Žinoma, toks didelis miestas turi savo ir privalumų, ir trūkumų. O jūs norėtumėte gyventi sostinėje Madride, pavyzdžiui, argi jūs visgi teikiate pirmenybę kažkokiam mažesniam miesteliui arba netgi kokiam nors kaimeliui? Galite rašyti komentaruose. Asmeniškai aš esu miesto žmogus, tikrai. Naujas 4 metų Navarros universiteto tyrimas. Ar vynas tikrai sveika? Taip, ar tikrai gerti kasdien po taurę vyno veikia gerai mūsų sveikatą? Šitas tyrimas vyks 4 metus. Navarros universitetas pradėjo tikrai pakankamai ambicingą ir didžiausią tokio tipo tyrimą pasaulyje. Jo tikslas yra išsiaiškinti, ar saikingas vyno vartojimas su maistu turi teigiamą poveikį mūsų organizmui. Šį projektą finansuoja Europos mokslinių tyrimų tarnyba. O jam yra net skirta 2,4 milijonai eurų. O šitą projektą kuruoja vienas iš žymiausių širdies ir mitybos tyrėjų pasaulyje. Profesorius Miguel Ángel Martínez González. Kasgi gali dalyvauti šitame tyrime? Taigi, šitame tyrime dalyvaus 10 000 savanorių iš visos Ispanijos. Dalyvaus vyrai nuo 50 iki 70 metų, o moteris nuo 55 iki 75 metų. Kaip matote, jie tirs vyresnio amžiaus žmonės. Ir dalyviai turi būti įprastiniai alkoholio vartotojai, nealkoholikai. Tai reiškia, kad jie reguliariai išgeria nuo 3 iki 40 alkoholinių gėrimų per savaitę. Jums netrodo tai per daug? Na, žiūrėsime. Ir jie bus stebimi ir konsultuojami medikų, įskaitant dietologus, psichologus bei slaugytojus. Visi dalyviai bus atsitiktinai paskirstyti į 2 grupės. Bus vyno grupė, žmonės toliau vartos 1 taurę raudono vyno per dieną, bet žinoma, visada tik valgant. Ir mes turime antrą grupę vengiančių alkoholio grupė, kad jie visiškai atsiskis alkoholio, gaus psichologinę ir mitybos konsultacijų. Ir po 4 metų tyrėjai fiksuos sveikatos pokyčius ir rizikas susijusios su
širdies ir kraujagyslių lygomis, vėžių, antro tipo diabetų, depresija, Alzheimerų, kepenų funkcija ir mirtingumu. Ir po šito tyrimo, po 4 metų, tyrėjai visgi atsakys į tokį tikrai pakankamai populiarų klausimą, ar tikrai saikas vyno vartojimas veikia teigiamai mūsų sveikatą ir mūsų organizmą. Ar visgi alkoholio kiekis, bet koks, kenkia mūsų sveikatai. Palauksime 4 metus ir sužinosime rezultatus. Tikiuosi, neužmiršime ir tikiuosi, kad jie paskelbs taip, kaip ir dabar, kad mes galėsime pasižiūrėti. O kokia jūsų yra nuomonė? Ar visgi viena taurė raudonojo vyno valgio metu tai iš tiesų yra naudinga? Ar visgi geriau nevartoti? Iš kokios brigados, komandos pusės jūs esate? Rašykite komentaruose jūsų tiesiog nuomonę. Tiesiog įdomu pasižiūrėti, o kaipgi visuomenė, kaip žmonės visgi galvoja. Prieš tai, kai dar mes sužinosime šito tyrimo atsakymą po 4 metų, o jūs jau dabar galite komentuoti ir rašyti savo nuomonę. 2025 metais Ispanijos ekonomika pirmąjį trimestrą augo 2,3%. Šis augimas viršijo tiek šalies, tiek Europos komisijos prognozes. Pagrindinis augimo variklis buvo vidaus vartojimas. Gyventojai aktyviai leido pinigus, ypač paslaugų sektoriuje, turizme, restoranuose ir mažmeninėje prekyboje. Tačiau augimą kažkiek tembo infliacija, kurią mes visi jaučiame. Ir nors sako, kad ji mažėja palyginus su 2023-2024 metais, bet vis dar išlieka aukšta. Iš tikrųjų, aš čia nežinau, ar sutikčiau, ar tikrai infliacija mažėja. Man atrodo, kad nelabai. Nes pavyzdžiui, maisto produktų kainos pakilo per metus 5%, o kai kurie net visais 10%. Tai ypač jaučiame alyvuogių, aliejaus, vaisių, daržovių, pieno produktų sektoriuje. Taigi žiūrėsime, kasgi bus toliau, kur nuves šitą infliaciją, ar sustos, ar sumažės, ar dar pakils. Kokios beje jūsų prognozės? Rašykite ir dalinkite savo nuomonę komentaruose. O mes važiuojam prie 3 naujienos. Rekordinis užimtumas Katalonijoje. Čia tai naujiena. Katalonijoje buvo užregistruota aukščiausias istorijoje dirbančiųjų skaičius. Ir tai buvo virš 3,8 milijonai žmonių. Tai rodo sėkmingą šito regiono atsigavimą po pandemijos. Didžiausias darbo vietų augimas fiksuotas technologijų sektoriuje, kasgi galėtų abejoti, paslaugose bei sveikatos priežiūros srityje. Be to, taip pat padaugėjo sutarčių neterminuotam laikotarpiui. Šis pokytis siejamas su darbo rinkos reformomis, kuris buvo įgyvendintas nuo 2023 metų. Regiono valdžia teigia, kad jų strateginis planas dėl startuolio ekosistemos kūrimų duoda rezultatų, o Barcelona tampa IT traukos centru. Sekanti naujiena yra liūdna tiems, kas užsiema nuomą, nes turistinės nuomos apribojimai su kiekvienu mėnesiu vis kažką naujo valdžia įtraukia, padaro, kad tik sustabdyti. Pradėtas taikytas naujas įstatymas, kuris reikalauja, kad nuomotojai norintys trumpam laikotarpiui nuomoti būstą turistam per Airbnb ir panašias platformas gautų bent 60% savo daugiabučių kaimynų sutikimą. Ir jeigu jie negaus sutikimą, jie negalės užsiimti šitą veiklą. Šitas įstatymas iš pradžių įsigaliojo Andalusijoje ir Katalonijoje, bet palaukite, greitai ateis ir į kitus regionus. Ir viso to priežastis yra nekontroliuojama turistinė nuoma, kuri iškelia būsto kainas vietiniams ir žinoma studentams, kurie atvažiuoja, nes jie jau nepajėgia išlaikyti šitų nuomos kainų. Ir dabar regionuose, rajonuose yra pradėtos taikyti kvotos.
Ir dar vienas įdomus faktas yra, kad Ispanijos vyriausybė nurodė pašalinti daugiau nei 65 000 trumpalaikės nuomos skelbimų iš Airbnb ir panašių platformų dėl įvairių visokių pažeidimų, įskaitant licencijų trūkumą ar neteisingą savininko informacijos pakeitimą. Ir šis žingsnis yra dalis platesnės vyriausybės pastangų spręsti būsto prieinamumo krizę, nes dabar Ispanijoje tai yra tikrai pakankamai didelė krizė ir kurią manoma dar labiau pablogina trumpalaikės nuomos platformos. Šis pasikeitimas paveikia labai daug regionų, įskaitant Madridą, Kataloniją, Valenciją, Balearų ir Baskų salas. Šis žingsnis yra atsakas į didėjančius gyventojų protestus, nes žmonės tikrai išeina į gatves ir tikrai daug protestuoja. Ir nuo 2025 metų Liepos 1 dienos, jau labai greitai, įsigalios nauji ES reglamentai, reikalaujantis, kad visos trumpalaikės nuomos būtų oficialiai registruotos. Tai reiškia, kad tiek nuomotojai, tiek keliautojai turės būti atidesni ir užtikrinti, kad jų nuomos atitinka visus teisės aktų reikalavimus. Ir žinoma, šis pakeitimas gali turėti didelį poveikį gyventojams, tiek turistams, planuojantiems apsistoti Ispanijoje. Vyriausybė tikisi, kad tai padės sumažinti dabartinę būsto krizę. Bet nežinau, ar tai paveiks, reikia palaukti metus, kad pasižiūrėti, ar kažkokia tai situacija pasikeičia, nes iš tikrųjų nors tie apribojimai bus, yra ir jų tik daugės, bet Ispanijos žmonės, paprasti gyventojai, tai daugiau pinigų negaus. Tai dėl to čia, man atrodo, nežinau, ar tai įveiks. Gerai, jie, pavyzdžiui, taip, ten naujus visus tuos įstatymus padaro, taip apriboja. Bet gyventojai tai daugiau neuždirba, ar jie tikisi, kad nuo to apribojimų sumažės kainos ir tada paprasti žmonės galės labiau įsigyti būstą. Labai abejoju, ar toks mąstymas tikrai padės. O ką jūs galvojate? Galbūt kažkas iš jūsų užsiima šitame sektoriuje, dirba ir ką jūs matote, kas vyksta rinkoje, galite irgi pasidalinti komentaruose. Per pastaruosius 15 metų paruošto maisto vartojimas Ispanijoje išaugo iki 40%. Tačiau, žinoma, šita tendencija yra pastebima ir kitose Europos šalyse, ne tik Ispanijoje, bet mes, žinoma, gyvename Ispanijoje, kalbam apie Ispaniją. Ir tai rodo, kad europiečiai, ispanai, visi žmonės vis dažniau ir dažniau renkasi paruoštus patiekalus, siekdami sutaupyti laiko ir palengvinti kasdienio maisto paruošimą. Nes labai daug žmonių dirba, tikrai dirbame daug ir ilgai ir tikrai daugumai nesinori dar gaišti laiko maisto paruošimui, kai gali nueiti į kokią, nežinau, maisto parduotuvę kaip Mercadona, ir ten nusipirkti jau paruoštą, arba yra parduotuvėlės, kur irgi per dienos metu, pavyzdžiui, nuo 1 ir kažkur iki 3, pusę 4, jie parduoda irgi ten paruoštą maistą ir jūs tiesiog išsirinkate, nuperkate ir jau turite. Ir šitą augimą lemia, žinoma, užimtas gyvenimo būdas, didėjantis darbo tempas, mažėjantis laisvalaikio laikas, skatina žmonės ieškoti greitesnių ir patogesnių maisto paruošimo būdų. Taip pat tai lemia daugėjantis vienišų asmenų gyvenimą. Irgi neapsimoka savo kažko tai gaminti ir tokie žmonės iš metų į metus irgi vis daugėja ir irgi jie teikia pirmenybę eiti ir nusipirkti jau paruoštą. Taip pat visa ta technologijų pažanga irgi veikia. Maisto pramonės inovacijos leidžia gaminti skanesnius, sveikesnių ir ilgesnio galiojimo paruoštus patiekalus. Taip pat čia įsipina ir sveikatos sąmoningumas. Vartotojai ieško sveikesnių kažkokių alternatyvų, todėl gamintojai siūlo paruoštus patiekalus, mažiau druskos, riebalų ir kalorijų. Ir, kaip jau minėjau, žmonės kur įsigyja tokį maistą. Maisto prekių parduotuvėse, specializuotose parduotuvėse, bei taip pat internetinėse platformose, kur tu užsisakai per programėlę
ir tau už 20 minučių jau yra maistas į namus. Premjeras Pedro Sánchez balandį paskelbė apie drastišką gynybos biudžetą didinimą. Net iki 45% daugiau lėšų nei praėjusiais metais. Tai yra daroma siekiant pasiekti NATO reikalavimus. NATO reikalaujama 2 procentų nuo BVP finansavimą. Ir šis žingsnis yra susijęs su augančia geopolitinė įtampa Europoje. Žinoma, visos tos investicijos bus nukreiptos į ginklų modernizavimą, naujų technologijų diegimą kariuomenėje bei paramą karininkams. Kritikai sako, kad tai per daug ir greitai. Tačiau valdžia daro savo ir pabrėžia, saugumas šiuo metu yra strateginis prioritetas. Nors jau vasara, bet mes jau kalbame apie gegužės mėnesio žinias. Ir gegužės mėnesį buvo paskelbta, kad per Velykas buvo vienas iš didžiausių bumų. Buvo paskaičiuota, kad per šių metų Velykas Ispanijoje apsilankė virš 6 milijonų žmonių. Ir tai yra net 12% daugiau negu praeitais 2024 metais. Tokie skaičiai yra fiksuojami populiariausiose regionuose, tokie kaip Andaluzijoje, Valencijoje, Kanarų ir Balearų salose. Visi viešbučiai buvo užpildyti, net 90%, vadinasi, viešbučiuose beveik nebuvo laisvų kambarių. Ir žinoma, transporto priemonės perpildytos. Žinoma, turizmo sektorio atsigavimas labai džiugina verslininkus. Kaipgi ne? Jie užsidirba labai didelius pinigus. Kuo daugiau turistų, tuo daugiau pinigų. Tačiau vietos gyventojai dėja skundėsi dėl didelio triukšmo ir per didelio žmonių srauto. Kai kurie miestai netgi planuoja riboti įvažiuojančiųjų turistų skaičių. Kaip jau kažką panašaus daro Venecija. Tiek naujienų šį mėnesį. Kuris įvykis jums pasirodė įdomiausias, svarbiausias? Parašykite komentaruose arba tiesiog komentuokite ir išreiškite savo nuomonę. Jeigu norite sužinoti daugiau apie gyvenimą Ispanijoje, apie ispanų kalbą, gramatiką, žodyną, prenumeruokite kanalą, palaikykite laiku ir greitai susitiksime sekančiame vaizdo įraše. Venga!